praeitą kartą kalbėjau, jau kelintą savaitę apie ūkvedybas, apie tai, kad Dievas visą savo, ką jis yra sugalvojęs padaryti danguje ir žemėje, jis yra visą tą savo planą yra suskaidęs į laikotarpius, į tam tikrus laikotarpius. Tai atsitiko todėl, kad žmogus nupuolė, žmogus nepakluso Dievui ir reikėjo Dievui reikėjo susigrąžinti savo valdžias danguje ir žemėje ir tas valdžias danguje ir žemėje turės užimti žmonės. Žmonės, danguje angelai. Ir kad tas valdžias danguje ir žemėje galėtų užimti žmonės, reikia juos atpirkti, reikia juos sutaikyti su savimi, reikia juos išgelbėti. Ir būtent Dievas sugalvojo, jis ir anksčiau buvo tą planą sugalvojęs, Dievas sumanė planą, buvo sumanęs planą, kaip tai padaryti. Ir tam planui įgyvendinti Dievas suskirstė į tam tikrus laikotarpius, kuriuose kiekviename iš jų Dievas veda tam tikrą ūkvedybą, tvarkosi savo ūkyje tam tikrais principais ir daro tam tikrus, atlieka tam tikrus veiksmus. Taip, pirmiausia, laišką Efeziečiams 1 skyrių, prisiminkim apie tas ūkvedybas, iš kurio tai atkeliavo, ta sąvoka. 1 skyrius nuo 9 eilutės: davęs mums žinoti savo valios paslaptį pagal savo gerą norą, kurį sumanė savyje, kad laikų pilnatvės ūkvedyboje jis surinktų į vieną Kristuje visą tai, kas yra tiek danguje, tiek žemėje, būtent jame. Danguje ir žemėje visas tas valdžias Dievas laikų pilnatvėje Dievas surinks į vieną Kristuje. Ir tos valdžios yra danguje ir žemėje. Danguje bus Kristaus kūno bažnyčia, o žemėje Izraelio tauta. Tai bus atpirktieji žemėje Izraelio tautos žmonės ir danguje Kristaus kūnas, naujas sutvėrimas. Ir visa tai bus ateityje. Tai prisiminkim dabar, kokiam čia aukštė, maždaug čia tokiam aukštė ir gerai. Nubrėšiu liniją. Vingiuota gavosi, bet nieko. Taip, čia bus ateinantis amžiai, ar ne, pabaigsiu tiesiog ateinančiais amžiais. Neateinantis amžiai, o laikų pilnatvė. Laikų pilnatvė. Laikų pilnatvėje visa bus surinkta Kristuje į vieną. Čia bus baigiamasis Dievo, kaip sakyt, štrichas. Dievas užbaigs visą tai, ką yra sugalvojęs, ką jis darė per visą istoriją. Ir visą tą istoriją, visą tą nuo pat Adomo nuopuolio, kai Adomas nupuolė, nuo pat čia iki pat galo Dievas siekia sutaikyti su savimi tas valdžias danguje ir žemėje. Ir tam atlikti jis suskirstė į laikotarpius. Dėl žmogaus. Viską Dievas supaprastino. Dievas galėtų greitai viską padaryti, bet jis viską supaprastino, todėl kad žmogus reikėjo žmogų pakeisti jo mąstymą. Ir Dievui reikėjo save pristatyti žmogui, kad žmogus pažintų, koks jis yra. Dar turime vertinti, kad buvo žmonių kartos, gimdavo žmonės, kuriuos reikėdavo supažindinti su Dievu. Todėl visą tai prasitęsė labai ilgą laiką. Taip. Griuvus Adomui,
Po Adomo nuopolio, Adomo nuopolis. Dievas, žinom, kad jį aprengė, Adomą ir Ievą aprengė gyvūnų kailių, išvarė jos iš sodo. Paskui žmogui liepė daugintis, pripildyti žemę, bet žmonės nepakluso, žinom Nojaus laikais, kas buvo. Paskui kas vyko Babelio bokšto statyboje, kai žmonės susirinkę statė bokštą, kad jis pasiektų dangų. Žmonės statė savo religiją, žmonės atsiskyrė nuo Dievo. Žmonės nenorėjo nieko bendra turėti su Dievu. Jie norėjo būti savo valdžia. Ir Dievas sako, nieko nebegalima pakeisti su žmonėmis. Nes viską, ką jie sumanė, visą tai ir padarys, ką jie sugalvojo. Todėl Dievas nusileido ir juos išsklaidė, sumaišė jų kalbas. Žmonės pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, nebesuprato vienas kitą ir liovėsi statyti bokštą. Ir jie išsiskirtė po visą žemės paviršių, ko Dievas ir norėjo, kad žmogus darytų. Ir paskui Dievas iš žmonių tarpo pašaukė vieną žmogų. Abromą. Abraomas. Ir nuo Abraomo prasidėjo pažado laikotarpis. Pažadas. Dievas davė Abraomui pažadus. Ir šitų pažadų dėka, ant šitų pažadų bus pastatyti visi likę laikotarpiai. Po pažado bus, aš tiesiog dabar užbėgdamas už akių, įstatymas bus. Įstatymas per Mozę. Po įstatymo malonė. Malonė. Malonė su kvedyba. Ir paskui bus vėl įstatymas ir karalystė. Karalystė. Tai bus 7 metų suspaudimas ir 1000 metų. Ir pažado pagrindu viskas bus pastatyta būtent šituose laikotarpiuose. Šitie laikotarpiai bus paremti būtent šituo pažadu, kurį Dievas davė Abromui. Per Abromą visai žmonijai. Jis bus, pažadas bus visų tų laikotarpių sudedamoji dalis, kaip sumuštinis, žinoma, ne? Sumuštinėje yra ten, kas sudėta, ten dešra, ten sūris ar nesviestas, ten duona, ten daržovės, pomidorai, dar kažkas. Taip ir kiekvienas laikotarpis kaip sumuštinis, kuriame yra viena iš sudedamųjų yra pažadas. Be jo nei vienas iš tų laikotarpių nebūtų įgyvendinti. Tinkamai taip, kaip reikia. Taigi, ką mes šiandien pažiūrėsim? Mes pažiūrėsim į pažadus. Kokius pažadus Dievas davė Abromui. Atsiverskim pradžios knygą, 12 skyrių. Pradžios knyga, 12 skyrius. Pradžios knyga, 12 skyrius. Nu, viešpats tarė Abramui: eik iš savo krašto ir iš savo giminių ir iš savo tėvų namų į šalį, kurią tau parodysiu, ir padarysiu tave didelę tautą. Laiminsiu tave ir padarysiu didį tavo vardą. Ir tu būsi palaiminimas. Pirmiausia, Abromui tauta.
iš Abraomo bus tauta. Ir tu būsi palaiminimas. Trečia eilutė. Ir aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina, ir prakeiksiu tą, kuris tave prakeik, ir tavie bus palaimintos visos žemės šeimos. Iš jo bus tauta, ir jis bus palaiminimas. Abraomas bus palaiminimas. Iš Abraomo bus tauta, iš Abraomo bus palaiminimas visoms tautoms, visiems pasaulio žmonėms. Taigi matom, kaip šitas pažadas, tai, ką Dievas pažadėjo Abraomui, kaip bus reikšminga visiems tiems laikotarpiams. Nes būtent šito pažado dėka Dievas įgyvendins viską tuose likusiuose laikotarpiuose. Atsiverskim 13 skyrių. 13 skyrius nuo 14 eilutės. Ir viešpats tarė Abramui, kai Lotas buvo nuo jo atsiskyręs, pakelk dabar savo akis ir pažvelk iš vietos, kurioje esi į šiaurę ir į pietus, į rytus ir į vakarus, nes visą šalį, kurią matai, aš duosiu tau ir tavo sėklai amžiams. Ir padarysiu tavo sėklą kaip žemės dulkes, taip, kad jei kas galėtų suskaičiuoti žemės dulkes, tai ir tavo sėkla būtų suskaičiuota. Kelkis, pereik šalį per jos ilgį ir per jos plotį, nes tau tai duosiu. Mes matom dar kitą dalyką. Mes matom Abraomui ir jo sėklai šalis. Šalis. Ne tik tai šalis, bet ir amžinas gyvenimas toje šalyje. Nes šitas šalį Dievas pažadėjo Abraomui, kad jis ir jo palikuonės paveldės amžiams. Tai amžinas paveldas. Kad tu paveldėtum amžiams šalį, ką reikia daryti? Kad tu būtum amžinai gyvas, kad galėtum naudoti šito paveldu per amžius. Vienintelė logiška išvada apie tai. Taip, toliau žiūrim 15 skyrių. 15 skyrius nuo 13 eilutės. Ir jis tarė Abramui, tikrai žinok, kad tavo sėkla bus ateivis ne savo krašte. Ir jiems tarnaus, o jie juos vargins 400 metų. Bet ir tą tautą, kurią jie tarnaus, aš teisiu, o po to jie išvyks su dideliu turtu. O tu nueisi pas savo tėvus ramybėje ir būsi palaidotas žiloje senatvėje. Bet 4 kartoje jie čia sugrįš, nes amoritų neteisybė dar nepilna. 18 eilutė. Ta pačią dieną viešpats sudarė su Abramu sandorą, sakydamas, tavo sėklą aš daviau šitą šalį nuo Egipto upės iki didžiosios Eufrato upės. Kenitus, Kenazus, Kadmonitus, Hetitus, Perizus, Refajus, Amoritus, Kananiečius, Girgašus. Mes matom, Dievas davė Izraeliui Abraomui ir jo palikuonėms šalį nuo Nilo iki Eufrato. Ir dar mes matom, kad šitas Abraomo palikuonis, palikuonys bus šalyje, svetimoje šalyje 400 metų. Ir mes skaitydami pradžios knygos pabaigą ir paskui išėjimo knygą mes matom, kad tai eina kalba apie Izraelio tautą, kurie bus Egipto šalyje, Egipto vergovėje. Taigi matom, Abraomui tauta, kurią Dievas pažadėjo, yra
Izraelis. Izraelis gims iš Abromo. Palaiminimas, jie bus palaiminimas visoms tautoms, jie šalį gaus ir toje šalyje gyvens per amžius. Ir jie bus gausūs. 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 Tiek Izraelio tauta, tiek ir tautos, kurios bus palaimintos per Izraelį, per Abromą. Taip, dabar 17 skyrius. 17 skyrius. Nuo 7 eilutės. Ir aš įtvirtinsiu savo sandorą, atkreipkite dėmesį, jau kalba Dievas apie sandoras. Prieš tai skaitėme 15 skyriuje, Dievas sudarė sandorą su Abromu, kad tavo sėklai daviau šalį nuo Egipto iki Eufrato. Tai yra sandoros šalis. Taip pat vėl matom čia sandorą 17 skyriuje ir aš įtvirtinsiu savo sandorą tarp savęs ir tavęs, bei tavo sėklos po tavęs per jų kartas kaip amžiną sandorą, kad būčiau Dievas tau ir tavo sėklai po tavęs. Jis bus jų Dievas, tiek Abromo, tiek Izraelio tautos Dievas. Iš čia mes turime Abromo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Ir aš duosiu tau ir tavo sėklai po tavęs šalį, kurioje esi ateivis, visą Kanaano šalį, amžinai nuosavybei, ir aš būsiu jų Dievas. Šalis amžinai nuosavybei, tiek Abromui, tiek Izraeliui. Ir būsiu jų Dievas, tiek Abromo, Izaoko ir tiek Jokūbo Izraelio. Ir Dievas tarė Abramui, todėl laikykis mano sandoros, tu ir tavo sėklą po tavęs per jų kartas. Tai yra mano sandora, kurios turi laikytis tarp manęs ir jūsų, bei tavo sėklos po tavęs. Dar viena sandora. Skaitom. Kiekvienas vyriškos lyties vaikas tarp jūsų bus apipjaustytas. Jūs apipjaustykite savo apyvarpės kūną ir tai bus sandoro ženklas tarp manęs ir jūsų. Ir kas yra 8 dienų amžiaus bus apipjaustytas tarp jūsų. Kiekvienas vyriškos lyties vaikas jūsų kartose, kas gimęs namuose ar iš kurios svetimšalio už pinigus nupirktas, kuris nėra iš tavo sėklos. Būtinai turi būti apipjaustytas gimusysis tavo namuose ir už tavo pinigus nupirktasis. Ir mano sandora jūsų kūne bus amžina sandora, o neapipjaustytas vyriškos lyties vaikas, kurio apyvarpės kūnas nėra apipjaustytas, ta siela bus iškirsta iš savo tautos, jis sulaužė mano sandorą. Ką dar Dievas padarė su Abromu, Izaoku ir Jokūbu, kuris Izraelis? Apipjaustymas. Apipjaustymo sandora. Ji amžina. Amžinas apipjaustymas. Amžina sandora. Visos tos sandoros, kurias Dievas davė, tiek šalis, tiek palaiminimas, kad Abromas bus palaiminimu, tiek, kad jis Dievas, jų Dievas, rašysim Izraelio. Izraelio Dievas. Tai Dievo pažadas, kuris tęsis visą amžinybę. Tai amžinas pažadas. Skaitom toliau. 22 skyrių. Dievas Abromui pasakė, kad tu būsi palaiminimas. Tuos, kurie tave laimins, aš tuos palaiminsiu. Tuos, kurie tave prakeiks, aš irgi tuos prakeiksiu. Pradžios knygoje 12 skyriuje 3 eilutėje. Tai pats pirmasis pažadas buvo. Kad tu būsi palaiminimas ir kad tavie bus, reiškia, kas tave laimins, aš tuos laiminsiu ir kas tave prakeiks, aš tuos prakeiksiu.
22 skyrius. 22 skyrius nuo 15 eilutės. Ir viešpaties angelas antrą kartą šaukė Abromui iš dangaus. Ir tarė, aš prisiekiu savimi, sako viešpats, kadangi tai padarė ir nesulaikiai savo sūnaus, savo vienintelio sūnaus, aš tave laiminte palaiminsiu ir dauginte padauginsiu. Tavo sėkla, kaip dangaus žvaigždes ir kaip smėlė esanti ant jūros kranto, gausus palikuonis. Ir tavo sėkla pasisavins savo priešų vartus, ir tavo sėkloje bus palaimintos visos žemės tautos, kadangi paklusai mano balsui. Taigi Abromas sugrįžo pas savo jaunuolius. Matom, kad visi tie palaiminimai, pereis jo sėklai, Abromo palikuonims. Abromo palikuonise bus palaimintos visos žemės tautos. Izraelyje, kitaip tariant, bus visi palaiminti. Izraelyje bus palaiminimas. Kaip Abromui sakė, kas tave laimins, aš tuos palaiminsiu, kas tave prakeiks, aš tuos irgi prakeiksiu. Atsiverskim Luko Evangeliją 7 skyrių. Luko Evangeliją 7 skyrių. Mes trumpam nukeliausim iš pažado laikotarpio į šitą laikotarpį, kur yra įstatymas. Ir čia mes skaitom nuo Mato iki Jono. Čia yra, žinom, Mozės penkiaknygė. Parašykim Torą tiesiog. Tora daugiau kaip penkiaknygė, Tora visas įstatymas. Tora, tiesiog vienu žodžiu, kad būtų aišku. Ir nuo Mato iki Jono. Ir mes čia dabar skaitom būtent šitam istoriniam laikotarpyje, kas vyko. Luko Evangelija 7 skyrius, kaip šitas pažadas, kurį Dievas davė Abromui ir Izraeliui, pildosi. Luko Evangelija 7 skyrius. Ir vienas šimtininko tarnas, kuris jam buvo brangus, sirgo ir buvo arti mirties. Ir išgirdęs apie Jėzų, jis pasiuntė pas jį žydų vyresniuosius, maldaudamas jo, kad jis ateitų ir išgydytų jo tarną. Ir atėję tie žydų vyresnieji pas Jėzų, jie primiktinai jo maldavo, sakydami, kad jis, tas šimtininkas, jis italas greičiausiai buvo šimtininkas, kad jis yra vertas, jog jis jam tai padarytų. Ir kodėl jisai vertas, kuo jisai nusipelnė, kad kuo šitas šimtininkas nusipelnė, kad Jėzus ateitų pas jį ir išgydytų jo tarną? Kokie nuopelnai šimtininko? Ką jis gerą padarė? Nes jis myli mūsų tautą ir jis pastatė mums sinagogą. Šitas italas, šimtininkas, Romos imperijos karininkas, jis myli Izraelio tautą, jis laimina Izraelio tautą. Todėl jisai vertas, kad Jėzus pas jį ateitų. Nes Jėzus nebuvo pas jį atėjęs. Mato Evangelija 15 skyriuje 24 eilutėje Jėzus sako savo mokiniams, savo 12 apaštalų, kad aš atėjau vien pas pražuvusias Izraelio namų avis. Aš netėjau pas pagonis, aš netėjau pas šimtininką. Aš pas jį netėjau, aš atėjau pas jūs, pas Izraelio tautą. Bet Jėzaus mokiniai, apaštalai, sako, nueik pas jį, nes jis vertas, kad pas jį nueitum. Nesvarbu, kad jisai ne žydas, bet jis vertas, nes jis myli mūsų tautą. Jis pastatė mums sinagogą. Jis palaiminamas. Jis susilaukė Abromui duotų pažadų, kad tuos, kurie laimins Abromą, Abromo palikuonis, Abromo sėklą, Izraelio tautą,
tie irgi bus palaiminti. Šitaip Dievas tuo metu bendravo su pasauliu. Šituo laikotarpiu, įstatymo laikotarpiu, Dievas buvo Izraelio Dievas. Tokį pažadą jis davė Abraomui ir Izraeliui, kad jis yra Izraelio Dievas per amžius. Ir čia šitame laikotarpį jis buvo Izraelio Dievas. Jis Izraelio Dievas. Kristus buvo atėjęs vien pas pražuvusias Izraelio namų avis. Todėl pagonių tautos, kad gautų palaiminimą iš Izraelio Dievo, jie turėjo laiminti Izraelio tautą. Izraelio tautą turėjo palaiminti. Reikia laiminti Izraelio tautą. Laiminti Izraelį. Tokios buvo taisyklės. Tokia buvo tvarka tuo laikotarpiu. Įstatymo ukvedyboje Dievas taip vedė tvarką, savo namų tvarką. Reikia laiminti Izraelio tautą. Jei tu esi pagonis, jei tu nesi Izraelis, jei tu nori sulaukti Dievo palaiminimų, tu turi laiminti Izraelio tautą. Atsiverskim Apaštalų darbus 10 skyrių. Ką aš noriu tuo pasakyti, kodėl čia mes pažiūrėjom, kas parašyta 4 evangelijose. Noriu parodyti, kad pažadai, kuriuos Dievas davė Abraomui, kad visi tie laikotarpiai remiasi būtent šitais pažadais. Remiantis šitais pažadais galioja tos taisyklės laiminti Izraelį. Pagonis susilauks palaiminimų per Izraelio tautą. Apaštalų darbai 10 skyrius. Visais tais laikotarpiais duoti pažadai Abraomui, Izraelio tautai bus visų tų laikotarpių sudedamoji. Visų tų likusių. Apaštalų darbai 10 skyrius. Cezarėje buvo vienas vyras vardu Kornelijus, šimtininkas pulko vadinamų italų. Dar vienas šimtininkas, italas irgi. Pamaldus vyras ir Dievo bijantis, su visais savo namais, kuris davė daug išmaldų tautai ir visuomet meldėsi Dievui. Jis davė daug išmaldų tautai. Kokiai tautai? Kokia tauta tuo metu buvo svarbi? Izraelio tauta. Apie 9 valandą dienos jis regėjime aiškiai matė pas jį įeinantį Dievo angelą ir jam sakantį: Kornelijau. Ir į jį pasižiūrėjęs išsigando ir tarė: Kas yra viešpatie? Ir jis tarė jam: Tavo maldos ir tavo išmaldos pakilo Dievo akivaizdon prisiminimui. Dievas matė, ką jisai daro, kaip jisai gyvena. Dievas matė, kaip šitas italas meldžiasi Izraelio Dievui, tuo metu Dievas buvo Izraelio Dievas, ir kaip jisai myli tautą, jis duoda joms šitai tautai išmaldas. Kokia tai tauta? Izraelio tauta. Žiūrim 21 eilutę. Kai nuo Kornelijaus šita svita visa nukeliavo pas Petrą ir šventoji dvasia liepė Petrui nusileisti nuo stogo ir eiti su jais pas Kornelijų. Petras nusileido ir 21 eilutėje rašoma: Tada Petras nusileido pas vyrus, kurie buvo jam siųsti nuo Kornelijaus ir tarė: Štai aš esu tas, kurio ieškote, dėl kokios priežasties atėjote. Ir jie tarė: Šimtininkas Kornelijus, teisingas vyras ir bijantis Dievo ir turintis gerą atsiliepimą visos žydų tautos tarpe, buvo perspėtas iš Dievo per šventąjį angelą, kad pasiųstų pakviesti tave į savo namus ir išklausyti tavo
į tavo namus ir išklausytų tavo žodžių. Kaip Kornelijus apibūdintas, kad jis bijo Dievo ir turi gerą atsiliepimą visos žydų tautos tarpe. Jis davė jiems išmaldas. Jis kaip ir anas šimtininkas, kuris mylėjo Izraelio tautą ir pastatė jiems sinagogą. Taip pat ir šitas šimtininkas, jis žinojo, kas tuo metu yra Dievas. Jis žinojo, kad Dievas, tas vienintelis Dievas yra Izraelio Dievas. Ir norint sulaukti šio palaiminimu, šio malonės, būti palaimintam, reikia laiminti Izraelio tautą, reikia mylėti jo tautą. Reikia padėti jiems. Ir jis iš savo darbų jis sulaukė gero atsiliepimo iš žydų tautos. Ir Dievas išgirdo jo maldą. Jis matė, ką jis darė. Ir siuntė pas jį Petrą. Kad Petras ateitų pas jį su žinia, Dievas norėjo jį išgelbėti. Ir kada tai buvo? Tai buvo apaštalų darbų laikotarpio, apaštalų darbai. Apaštalų darbai. Ir koks tai laikotarpis buvo? Tas pats įstatymo laikotarpis, kuris buvo Senojo testamento laikais, kai buvo Tora, psalmės ir pranašai, kai buvo parašytas Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelijos ir kai parašyti apaštalų darbai. Tuo pačiu laikotarpiu. Tuo pačiu laikotarpiu Dievas buvo Izraelio tautos Dievas. Tam, kad pagonys būtų palaiminti, jiems reikėjo laiminti Izraelį. Tai va, būtent šitas laikotarpis. Įstatymo laikotarpis. Kuriame galiojo Abromui duoti pažadai. Pažadai susiję su Izraelio tautai duotais pažadais. Nes Dievas duodamas Abromui pažadus, juos perdavė ir Izraelio tautai. Ir mes matom, kaip tie pažadai vykdomi įstatymų laikais, kai Dievas buvo Izraelio tautos Dievas. Dar paskaitykim vieną vietą. Ir pamatysim, kaip šitas pažadas duotas Abromui apie Izraelio tautos palaiminimą. Apie tai, kad pagonis laimindami Izraelį susilauks iš Dievo palaiminimų. Pamatysim, kaip šitas palaiminimas galios čia. Įstatymo karalystės laikais. Čia. Daug toliau. Kiek čia, keli tūkstančiai metų praeis nuo Abromui duoto pažado. Žiūrint į ateitį po kelių tūkstančių metų, šitas pažadas galios. Ką ir noriu pasakyti, kad visi tie laikotarpiai, jų sudedamoji yra pažadas. Pažadas, kurį Dievas davė Abromui. Nuo čia viskas prasidėjo. Čia yra tas kertinis taškas, nuo kurio Dievas pradėjo vykdyti įvedė tos laikotarpius, tas ūkivedybas atskiras, kurių tikslas išgelbėti, atpirkti, sutaikyti su savimi tiek Izraelio tautą, tiek ir visas pagonių tautas. Kad galiausiai laikų pilnatvėje visa būtų surinkta Kristuje kaip į vieną. Taip. Atsiverskim Mato Evangeliją 25 skyrių. Mato Evangeliją 25 skyrius. Mato Evangeliją 25 skyrius nuo 31 eilutės. Kai žmogaus sūnus ateis savo šlovėje ir su juo visi šventi angelai, tada jis atsisės savo šlovės soste.
kai žmogus sūnus ateis savo šlovėje. Jis ateis 7 metams pasibaigus, Kristus ateis antrą kartą į žemę. Ir čia įkurs 1000-metę karalystę. Prasidės 1000-metė karalystė. Jis atsisės savo šlovės soste, Izraelio tauta bus karaliai ir kunigai ir karaliaus su Kristumi 1000 metų, kaip rašoma Apreiškimo knygoje 20 skyriuje. Ir kai jis ateis, po 7 metų suspaudimo, Mato Evangelijoje 25 skyriuje rašoma, kai žmogaus sūnus ateis savo šlovės soste, savo šlovėje ir su juo visi šventi angelai, tada jis atsisės savo šlovės soste ir prieš jį bus surinktos visos tautos ir jis atsisės ir jis atskirs jas vieną nuo kitos, kaip piemuo atskiria savo avis nuo ožkų. Ir jis pastatys avis savo dešinėje, bet ožkas kairėje. Tada karalius sakys tiems jo dešinėje, avims: ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldykite karalystę paruoštą nuo pasaulio įkūrimų. Paveldykite karalystę. 1000-metę. Paruoštą jums nuo pasaulio įkūrimo. Nu čia Dievas karalystę tą planavo jau. Nes aš buvau išalkęs ir jūs davėte man maisto, buvau ištroškęs ir jūs davėte man atsigerti, buvau ateivis ir jūs priėmėte mane. Nuogas ir jūs mane aprengėte, sirgau ir jūs mane aplankėte, buvau kalėjime ir jūs atėjote pas mane. Tada teisėjai atsakys jam tardami: viešpatie, kada matėme tave išalkusi ir tave pavalgydinome, arba ištroškusi ir davėme tau gerti? Kada matėme tave ateivių ir tave priėmėme, arba nuogą ir tave aprengėme, arba kada matėme tave sergantį ar kalėjime ir atėjome pas tave? Ir karalius atsakys ir tarsi jiems: iš tiesų sakau jums, taip kaip padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, taip man padarėte. Kristus sugrįš antrą kartą į žemę po 7 metų suspaudimo laikotarpio, ar ne? Po šito laikotarpio. Ir kalbės su tautomis. Jis kalbės apie šitą laikotarpį. Aš buvau šalkęs, jūs mane pavalgydinote šitam laikotarpį. Aš buvau ištroškęs, jūs man davėte atsigerti šitame laikotarpyje. Aš buvau įkalintas, aš buvau ligoninėje, ar ne ten, kur aš sirgau, aš neturėjau apsirengti ir panašiai. Jūs čia man gerą padarėte šitame laikotarpyje. Šitame laikotarpyje jūs gerą padarėte mano broliams. Mano broliams. Ne man, bet mano broliams jūs padarėte. Ir kas tie Jėzaus broliai tuo metu buvo? Va šitame laikotarpyje. Kas bus Jėzaus broliai? Kas bus jo? Kas bus jo mokiniai? Šitie mažiausieji. Atsiverskim laišką Hebrajams, paskui pažiūrėsim Apreiškimo knygą. Laiškas Hebrajams 2 skyrius. Laiškas Hebrajams 2 skyrius. Laiškas Hebrajams 2 skyrius. Ką Jėzus vadina broliais. 2 skyrius nuo 16 eilutės. Nes iš tiesų jis neprisėmė angelų prigimties, bet prisėmė Abraomo sėklą. Abraomo palikuonis. Kas buvo Abraomo palikuonis? Abraomas, Izaokas, Jokūbas. O Jokūbas yra Izraelis. Abraomo palikuonis yra Izraelio tauta. Todėl viskuo jam priderėjo tapti panašiu į savo brolius. Į Abraomo palikuonis, į Izraelio vaikus. Kai Jėzus buvo atėjęs pirmą kartą į žemę, jis sako, aš atėjau vien pas pražuvusias Izraelio namų avis. Jis atėjo pas jas. Jis atėjo pas saviškius. Jis atėjo pas savuosius, bet savieji jo nepriėmė. Bet tiems, kurie jį priėmė, jis davė jiems galę tapti Dievo sūnumis. Pas savuosius, pas savo brolius atėjo. Pas savo tautą. Todėl viskuo jam priderėjo tapti panašiu į savo brolius.
kad būtų gailestingas ir ištikimas aukščiausiasis kunigas tame, kas priklauso Dievui, kad atliktų sutaikinimą už tautos nuodėmes. Jo broliai yra tauta, Izraelio tauta. Taigi, kai Kristus ateis antrą kartą į žemę ir atsisės savo šlovės soste, ir jis suvadins visas pagonių tautas pas save, ir jiems sakys, tiems, kurie dešinėje, kiek jūs padarėte mano broliams šitame 7 metų suspaudimo laikotarpį, tiek jūs padarėte man. Šitame 7 metų suspaudimo laikotarpyje pagonių tautos, tos avis, laimino Jėzaus Kristaus brolius, Jėzaus Kristaus tautą, Izraelio tautą. Būtent šitame 7 metų suspaudimo laikotarpyje. Šitame laikotarpyje galios tas pats, ką Dievas davė, tie patys pažadai, kuriuos Dievas davė Abraomui. Šitame laikotarpyje tai bus to paties laikotarpio sudedamoji, ne čia įstatymas. Čia galios įstatymas. Tuo metu Dievas bus Izraelio tautos Dievas. Tuo metu Dievo tauta bus Izraelio tauta. Dievo tarnai bus Izraelio tauta. Atsiverskime Apreiškimo knygą. Apreiškimo knyga aprašo 7 metų suspaudimo laikotarpį. Ne tik tai 7 metų, bet ir 1000-metę karalystę. 20 skyriuje. Paskui 21 naujas dangus, nauja žemė. Jeruzalė bus nuleista iš dangaus. Ten dar toliau žvelgia Apreiškimo knyga į ateitį. Bet didžioji dalis Apreiškimo knygos aprašo tą 7 metų suspaudimo laikotarpį. Kai bus antikristas žemėje, tas žvėris, visi tie įvykiai, kai Dievas išlies rūstybę ant netikinčiųjų, baus juos, visokios bausmės ten bus, angelų veikla, ką jie veiks per 7 tuos metus. Ir taip pat dar vienas įvykis bus tame 7 metų suspaudimo laikotarpyje, ką Dievas dar darys. Apreiškimo knyga 7 skyrius, 2 eilutė. Ir pamačiau kitą angelą pakylantį nuo rytų, turinti gyvojo Dievo antspaudą. Ir jis garsiu balsu šaukė 4 angelams, kuriems buvo duota kenkti žemė ir jūrai, sakydamas, nekenkite nei žemiai, nei jūrai, nei medžiams, kol užantspauduosime mūsų Dievo tarnus jų kaktose. 7 metų suspaudimo laikotarpyje Dievas pasiųs angelą, kuris užantspauduos Dievo tarnus. 7 metų suspaudimo laikotarpyje visą tai vyks. Čia ne malonės laikotarpiu, ne 1000-metėje karalystėje, o iki 1000-metės karalystės 7 metų suspaudimu tame laikotarpyje. Ir jie ateis ir užantspauduos Dievo tarnus. 4 eilutė. Ir išgirdau skaičių užantspauduotojų ir buvo užantspauduota 144 000 iš visų Izraelio vaikų genčių. Dievo tarnai 7 metų suspaudimo laikotarpiu bus Izraelio vaikai, 12 Izraelio genčių. Jie bus Dievo tarnai. Ką Dievo tarnai darys? Jie eis ir skelbs Evangeliją. Skelbs karalystės Evangeliją. Laikysis Dievo įsakymo ir Jėzaus Kristaus liudijimu, kaip rašoma Apreiškimo knygoje. Ir jiem už tai bus galvos kertamos. Dvidešimtame skyriuje rašoma, kai pasibaigs suspaudimas. 20 skyrius 4 eilutė. Ir mačiau sostus, ir jie sėdėjo juose, ir jiems buvo nuduota teisti. Ir mačiau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio. Ir kurie negarbino žvėries, nei jo atvaizdo, nei neėmė ženklo ant savo kaktų ar į savo rankas. 7 metų suspaudimo laikotarpiu, kai antikristas sėdės žemėje, tas žvėris sakys, aš esu Kristus. Jis sudarys 7 metams sandėrį su Izraelio tauta, rašo Danielius. Ir savaitės viduryje ten suteršta šventovė, šventyklą, sustabdys auką, apsups Jeruzalės miestą kariuomenę.
Ir Jėzus sako, kaip tai matysite, bėkite į kalnus. Bėkite iš čia. Ir tuo metu, tuo laikotarpiu, 7 metų laikotarpiu, Izraelio tauta bus Dievo tarnai ir jie skelbs žinę, laikysis Dievo įsakymų ir Jėzaus liudijimo. Taigi, kai Jėzus Kristus sugrįž į žemę po 7 metų suspaudimo laikotarpio ir jis suvadins tas tautas pas save ir atskirs jas kaip avis nuo ožkų. Ir jis sakys avims, ateikite mano tėvo palaiminti, paveldykite karalystę, kurią tėvas jums paruošė nuo pasaulio pradžios. Nes jūs šitame laikotarpyje palaiminote mano brolius, Izraelio tautą, mano tautą. Tuo metu Izraelio tauta bus Dievo tarnai. Dievas užanspaudavo juos. Taigi, kaip tautos tuo metu susilauks palaiminimų šitam 7 metų suspaudimo laikotarpiu? Kaip jie užsitarnaus tuo laikotarpiu Kristaus palaiminimu? Jie palaimins Dievo tarnus, Izraelio tautą. Jie juos pavalgydins, juos pagirdys, juos priglaus, juos aplankys, juos aprengs ir panašiai. Jie susilauks to paties Izraeliui, Abromui ir per Abromą Izraeliui duoto pažado, kad tavyje bus palaimintos tautos. Kas tave laimins, aš tą irgi palaiminsiu. Kas tave prakeiks, aš tą irgi prakeiksiu. Ir kiti pagonis bus prakeikti, kaip Jėzus sako, kaip Jėzus sakys grįžęs į žemę. Keturiasdešimt 44 eilutė. Tada ir jie atsakys jam tardami. 41 eilutė. Tada jis tarsis tiems kairėje, ožiams. Eikite nuo manęs prakeiktieji į amžinąją ugnį paruoštą velniui ir jo angelams. Nes buvau išalkęs ir jūs nedavėte man maisto. Buvau ištroškęs ir jūs nedavėte man atsigerti. Buvau ateivis ir jūs manęs nepriėmėte. Nuogas ir jūs manęs neprengėte. Sergantis ir kalėjime ir jūs manęs neplankėte. Tada ir jie atsakys jam tardami viešpatie, kad matėme tave išalkus ir ištroškus ir ateivį ar nuogą, ar sergantį, ar kalėjime ir tau nepatarnavome. Tada jis atsakys jiems tardamas. Iš tiesų sakau jums, taip kaip jūs to nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų šitam suspaudimo laikotarpį 7 metų. Taip nepadarėte man. Ir šitie nueis į amžinąją bausmę. Nueis į ugnies ežerą. Ežerą degantį ugnimi ir siera. O anie nueis, teisėjai, į amžinąjį, kaip čia rašoma, į amžinąjį gyvenimą. Pirmiausia, tūkstantmetė karalystė bus ir paskui tęsiasi amžinybė. Matom, kaip šitas pažadas galios visais tais laikotarpiais. Šituo pažadu, kurį Dievas davė Abraomui, tais pažadais bus grįsti visi tie laikotarpiai. Dar pažiūrėkim, dar vieną niuansą pažiūrėkim. Dar vieną, kaip sakyti, sudedamąją tų pažadų, dar vieną pažadą. Pradžios knygą, atsiverskim 22 skyrių. Pradžios knyga 22 skyrius. Pradžios knyga 22 skyrius.
Ir įvyko po šitų dalykų, kad Dievas gundė Abromą ir jam tarė, Abromai, ir jis tarė, štai aš čia. Ir jis tarė, imk dabar savo sūnų, savo vienintelį savo sūnų, kurį tu myli ir reikia Morijos šalį. Čia ne Marijos šalis, čia ne Lietuva. Ir ten jį atnašauk, kaip deginamąją atnašą, ant vieno iš kalnų, apie kurį aš tau pasakysiu. Ir Abromas atsikėlė anksti ryte ir pabalnojo savąsią, labai paėmė su savimi 2 iš savo jaunuolių, savo sūnų Izaoką, ir prisiskaldė malkų deginamąją atnašą ir pakilo bei ėjo į vietą, apie kurią jam Dievas buvo sakęs. Ir žinom, kas atsitiko paskui. Abromas taip ir padarė, sukrovė tas malkas, uždėjo savo sūnų, ten pririšo ir išsitraukė peilį, jau jį ten pjaus, bet angelas jį sustabdė. Sustabdė angelas, 12 eilutė. Ir jis tarė, nedėk savo rankos ant berniuko ir nieko jam nedaryk, nes dabar žinau, kad bijai Dievo, kad nesulaikai nuo mane savo sūnaus, savo vienintelio sūnaus. Ir Abromas pakėlė savo akis ir pažiūrėjo, štai jam už nugaros avinas įstrigęs tankumynę savo ragais. Ir Abromas nuėjo ir paėmė tą aviną ir jį paaukojo deginamai atnašai vietoj savo sūnaus. Koks čia įvykis, ką jisai ženklina, kuo jisai svarbus? Atsiverskim Jokūbą, 2 skyrių. Jokūbas, 2 skyrius. Šitas įvykis yra labai svarbus Izraelio tautai. Jokūbas, 2 skyrius. Šito istorinio įvykio dėka, pagrindu, tuo Abromo poelgio pagrindu, ateityje Dievas išteisins Izraelio tautą. Tokiu pagrindu. Apie tai rašo Jokūbas 2 skyriuje. 2 skyrius, 20 eilutės. Bet ar nori žinoti, o tu šio žmogau, kad tikėjimas be darbų yra miręs? Argi ne darbais buvo išteisintas mūsų tėvas Abromas, kai atnašavo savo sūnų Izaoką ant aukuro? Abromas buvo išteisintas darbais. Koks jo darbas buvo? Jis turėjo paimti ir paaukoti savo sūnų. Toks buvo jo darbas. Atiduoti tai, ką tu turi. Viską, ką turi, savo vienintelį sūnų. Sūnų, kuris buvo pažado sūnus. Ne šiaip savo. Ne šiaip savo ten iš avių bandos paimsi vieną ėriuką ir paaukosi. Vienintelį sūnų, kuriam buvo duotas pažadas. Kad jis bus amžinojo gyvenimo, amžino šalies ir visų tų kitų pažadų paveldėtojas. Jį paaukok. Darbas. Ar matai, 22 eilutė, kaip tikėjimas veikia jo darbais ir darbais tikėjimas buvo ištobulintas. Ir išsipildė raštas, kuris sako, Abromas patikėjo Dievui ir tai jam buvo įskaityta teisumu ir jis buvo vadinamas Dievo draugu. Dievo draugas. Dievo draugas tas, kuris daro tai, ką Dievas liepia daryti. Jono Evangelijoje 15 skyriuje Jėzus pasakė savo mokiniams. 15 skyrius, 14 eilutė. Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau. Jūs mano draugai, jeigu jūs darote tai, ką aš jums liepiu daryti. Taip ir Abromas buvo Dievo draugas, nes jisai darė tai, ką Dievas jam liepia daryti. Čia yra pavyzdys Izraeliui, kad jie išteisinami ne vien tikėjimu, bet ir darbais. Darbais jiems reikia ištobulinti savo tikėjimą. Tu parodai savo tikėjimą, paklusdamas įsakymui. Ką tu turi daryti? Eik paaukok savo sūnų. Ir jeigu tu tiki Dievu, pasitiki, tu eini ir paaukoji savo sūnų. Taip. Beje, Dievas kalbėjo ir apie Mozę,
kad jis yra Dievo draugas. Aš su juo kalbėsiu kaip draugas su draugu, kaip su draugu, akis į akį. Jis kalbėjo tai Aronui ir Mirjamai, jo seseriai ir broliui. Nes jis irgi buvo ištikimas visose jo namuose, rašoma laiške Hebrajams. Mozė buvo ištikimas Dievo namuose. Viską, ką Dievas liepė daryti, jis darė. Jis tikėjimu tai darė, pasitikėdamas Dievu. Taip, atsiverskim, pažiūrėkim pavyzdžių apie tą tikėjimą, tikėjimas darbais, išteisinimas ne vien tikėjimu, bet darbais, kai darbais tikėjimas yra ištobulinamas. Jokūbas rašo apie tai savo laiške, žiūrim tam pačiam skyriuje nuo 14 eilutės. Kokia nauda mano broliai, jei kuris sako, turiu tikėjimo, neturi darbų? Ar tikėjimas gali išgelbėti? Jei brolis ar sesuo būtų nuogi ir neturėtų kasdienio maisto, o vienas iš jūsų jiems sakote, eikite ramybėje, susišildykite ir pasisotinkite, tačiau neduodate jiems to, kas būtina kūnui, kokia iš to nauda? Taip ir tikėjimas, jei neturi darbų, būdamas pats vienas yra miręs. Tu turi padėti savo broliui sunkumuose. Iš čia, toliau Jokūbas, rutuliuodamas visą tą tikėjimą su darbais, jisai prieina prie Abraomo pavyzdžio. Ar matai, kaip Abraomas buvo išteisintas ne vien tikėjimu, bet ir darbais? Jam buvo liepta aukoti savo sūnų, jis tai ir darė. Jokūbo pirmas skyrius nuo 22 eilutės. Bet būkite žodžio vykdytojo, ne tik klausytojai. Žodžio vykdytojas, ne tik klausytojas. Tiki ir darai. Apgaudinėjanti save. Nes jei kuris yra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, jis yra panašus į žmogų, žiūrint į savo gimtąjį veidą veidrodyje. Nes jis pasižiūri į save ir nueina, ir bematant pamiršta, koks buvo. Bet kas žiūri tobulą laisvės įstatymą ir jame pasilieka, būdamas neužmaršus klausytojas be darbo vykdytojas, tas bus palaimintas savo darbe. Jei kuris tarp jūsų regisi esąs religingas ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, tuo religija tuščia. Jis tik tai kalba, bet jis neturi darbų. Jis ne darbų vykdytojas, jis tik tai klausytojas. Tyra ir nesuteršta religija prieš Dievą ir Tėvą yra ši. Kuris, kaip atrodo žmogus, kuris vykdo darbus. Ne tik klausosi. Lankyti našlaičius ir našles jų varge ir laikyti save nesuteptų pasauliu. Daryti darbus. Eiti lankyti našles ir našlaičius. Čia yra kontekstas našlės ir našlaičiai. Čia nekalba, kad dabar reikia tai daryti. Nes visą tai, ką Jokūbas rašo, jis rašo pirmam skyriuje pirmoje eilutėje. Jokūbas Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas 12 išsiskleidžiusių genčių pasveikinimas. Jis rašo Izraelio tautai. Izraelio tautai Abraomas yra tikėjimo ir darbų išteisinimo pavyzdys, kai saukoja savo sūnų. Lygiai taip pat Izraelio tauta bus išteisinta, ne vien tikėjimu, bet ir darbais. Atsiverskim 1 Jono laišką 3 skyrių. Dar keletą pavyzdžių pažiūrėsim ir baigsim. 1 Jono laiškas 3 skyrius. Nuo 16 eilutės. Tuo suprantame Dievo meilę, nes jis už mus paguldė savo gyvybę ir mes turime guldyti savo gyvybės už brolius. Abromai, paaukok savo vienintelį sūnų. Taip pat ir
Izraeliui, auko gyvybę už savo brolį. Tai darbas. Tai išteisinimas tikėjimu ir darbais. Darbais įrodai savo tikėjimą. Ištobulini jį. 17 eilutė. Bet kas turi šio pasaulio gerybių ir mato savo brolį stokojantį ir jam užrakina savo užuojautos vidurius, kaipgi jame gyvena Dievo meilė. Tas pats, ką rašė Jokūbas. Jei tu matai savo brolį neturinti ko valgyti ar neapsirengusi, o sakai, nueik ir pasisotink ir sušilk, o jam nieko neduodi, jo kūnai. Tavo tikėjimas yra miręs, be darbų. Atsiverskime Apreiškimo knygą. 2 skyrių. Apreiškimo knyga rašo apie 7 metų suspaudimo laikotarpį. Visa, kas vyks tame laikotarpį, ir tame laikotarpį bus tos 7 bažnyčios. 1 skyriuje rašoma joms, kad Jonas parašė 7 bažnyčioms pasklidusioms Azijoje. Dievo tarnams rašoma. Tos 7 bažnyčios bus Dievo tarnai. Mes matome 7 skyriuje, kaip Dievas užantspaudavo savo tarnus. Tiksliau, ne Dievas, o siuntė angelą tai padaryti. Užantspaudavo savo tarnus. 144 tūkstančius iš Izraelio genčių. Izraelio tauta bus jo tarnai. Taigi tos 7 bažnyčios yra Izraelio bažnyčios. Izraelio tauta. Ir jiems Jėzus kalba, aš greit ateinu, aš tuoj ateisiu, nes 7 metai netruks pasibaigti. Netruks prabėgti. Apreiškimo knyga, 2 skyrius, 2 eilutė. Žinau tavo darbus ir tavo triūsą ir tavo kantrybę. Mes matom, kaip akcentuojami darbai. 5 eilutė. Todėl prisimink, nuo kur esi nupuolęs ir atgilauk ir daryk pirmuosius darbus. Antraip aš greitai ateisiu pas tave ir pašalinsiu tavo žvakidę iš šios vietos, jei neatgailausi. Koks atgailavimas? Daryti tos darbus. Prisimink, nuo kur nupuolęs. Ir daryk tos darbus. Tuos pirmuosius darbus. Tikėjimas ir darbai. Išteisinimas darbais. Darbais buvo išteisintas mūsų tėvas Abraomas. Jokūbas rašo. Ir visa tai bus 7 metų suspaudimo laikotarpiu. Išteisinimas tikėjimu ir darbais. Kaip Jokūbas rašo, kuris rašė Izraelio tautai. Tai pačiai Izraelio tautai, kuri gyvens 7 metų suspaudimo laikotarpiu ir lauks viešpatės sugrįžimo. 9 eilutė. Žinau tavo darbus, čia kitai bažnyčiai rašo. Smirnos bažnyčiai. Žinau tavo darbus ir suspaudimą ir skurdą. Žinau tavo darbus. Jėzus stebi jų darbus. 13 eilutė. Žinau tavo darbus ir kur gyveni. Čia dar kitai Pergamo bažnyčiai. Žinau tavo darbus. Aš stebiu tave. Aš vedu knygą apie tave. Ką tu darai? 19 eilutė. Žinau tavo darbus ir meilę, ir tarnavimą, ir tikėjimą, ir tavo kantrybę. Ir tavo darbus. Žinau tavo darbus. Ir paskutiniųjų yra daugiau negu pirmųjų. Tačiau turiu prieš tave kai ką. Dar ne visi darbai yra. 3 skyrius. Ir bažnyčios sardos angelui rašyk. Tai sako tas, kuris turi 7 dievo dvasias ir 7 žvaigždės. Žinau tavo darbus. Kad turi vardą, jog esi gyvas, bet esi miręs. Būk budrus ir sustiprink tai, kas likę, kas yra prie mirties, nes neradau tavo darbų tobulų Dievo akivaizdoje. Nėra tobuli. 8 eilutė. Žinau tavo darbus. Štai parašiau prieš tave atviras duris. 15 eilutė. Žinau tavo darbus, kad esi nei šaltas, nei karštas. Norėčiau, kad būtum šaltas arba karštas.
Matom, kaip visoms toms bažnyčiams Jėzus kalba, aš žinau tavo darbus, matau, ką tu darai. Bet dar trūksta. Dar turi atgailauti. Sugrįžti prie tų darbų, prie pirmųjų darbų. Dar trūksta kai ko. Nėra tobuli tavo darbai. Išteisinimas darbais. Jokūbas rašė Izraelio tautai. Matai, kaip mūsų tėvas Abromas buvo išteisintas darbais, kai jis aukojo savo sūnų. Toks buvo jo darbas. Tokį darbą buvo Dievas liepė padaryti. 7 metų suspaudimo laikotarpiu jiems bus kiti darbai. Rūpintis našlėmis, našlaičiais, laikyti save nesuteptų pasauliu. Kiti darbai dar kokie buvo. Atsiverskime Apaštalų darbus 2 skyrių. Apaštalų darbuose per sekmines, kas vyko? Petras kreipėsi į Izraelio tautą, Izraelio vyrus. Izraelio vyrams, Izraelio tautais skelbė karalystės evangeliją. Ir visi tie tūkstančiai, kurie tikėjo, buvo Izraelio žmonės. Ten nebuvo pagonių. Ten nebuvo Kristaus kūno bažnyčia. Ten buvo Izraelio tautos bažnyčia. Apaštalų darbai, 2 skyrius, 44 eilutė. Ir visi, kurie įtikėjo, buvo kartu ir viską turėjo bendra, ir pardavė savo nusavybės bei turtus ir padalijo jos visiems, kiek kiekvienam reikėjo, ir kasdien vieningai pasilikdami šventykloje ir laužydami duoną, tai vienose, tai kitose namuose jie valgė savo maistą su džiaugsmu ir širdies vienumu. Ką jie darė įtikėję? Jie pardavė viską, ką turėjo. Tai buvo darbas, kurį jie turėjo padaryti. Jie turėjo įrodyti savo tikėjimą darbais. Ištobulinti savo tikėjimą darbais. Parduoti viską, ką turi. Tai yra darbas. Tai turi atsisakyti viso savo turto. Viso savo įdirbio. Ką tu savo prakaitų uždirbai. Tu turi viską taip va. Atleisti ranką. Atiduoti. Nelaikyti. O atiduoti. Ketvirtas skyrius. Trisdešimt pirmą eilutę. Ir kai jie pasimeldė ne 31. 34. Ir nebuvo tarp jų nei vienas stokojančio, nes visi, kurie buvo žemių ir namų savininkai, pardavė juos ir atnešė vertės to, kas parduota. Ir padėjo prie apaštalų kojų ir buvo dalijama kiekvienam pagal tai, kiek kam reikėjo. Ir Jozė, kuris apaštalų pramintas Barnabu, kas išvertus yra Paguodo sūnus, levitas iš Kipro šalies, turėdamas žemės, ją pardavė ir atnešė pinigus ir padėjo prie apaštalų kojų. Pardavinėjo žydai viską ir atidavė. Kodėl jie tai darė? Šventoji dvasia jiems liepė tai daryti. Kai jie įtikėjo, jie gavo šventosios dvasios dovaną ir jiems šventoji dvasia liepė parduoti viską. Ir jie tai darė. Bet kas pirmiau šventosios dvasios tai liepė padaryti? Savo mokiniams. Luko Evangelija 12 skyrius. 12 skyrius, 29 eilutė. Ir neieškokite, ką valgysite ar ką gersite, nei nebūkite bejojančio proto, nes viso to ieško pasaulio tautos, pagonys, kitaip sakant. O jūsų tėvas žino, kad jums šito reikia. Bet verčiau ieškokite Dievo karalystės ir visa tai bus jums pridėta. Jėzus čia kalba Izraelio tautai, ne pasaulio tautoms. Jis čia nekalba lietuviams. Jis čia nekalba anglakalbiams, rusakalbiams, italams, kiniečiams, japonams, prancūzams. Jis čia kalba Izraelio tautai. Bet verčiau ieškokite Dievo karalystės ir visa tai bus jums pridėta. Nebijok, mažoji kaimenė, nes tai jūsų tėvo geras noras duoti jums karalystę. Parduokite, ką turite ir atiduokite išmaldai.
pasirūpinkite krepšių, kurie nesensta, nenykstanti turtą danguose, kuris nežlunga, kur vagis neprieina, nei kandis nesugadina. Ką mažoji kaimenė, su kuriais Jėzus kalbėjo, turėjo padaryti? Nesirūpinti maistu, drabužiu, tėvas pasirūpins. Bet ką jūs turite daryti? Pirmiausia, siekti Dievo karalystės, jo teisumo ir viską parduoti. Viską parduoti. Atsimenat, ką Jėzus sakė tam turtuoliui, turtingam jaunuoliui, kuris buvo atėjęs pas jį? Ką gerą turiu daryti, kad paveldėčiau karalystę? Sako, jei nori būti tobulas, parduok viską, ką turi ir sek paskui mane. Parduok išdalink vargšam ir sek paskui mane. Šitokie buvo reikalavimai. Parduoti, ką turi ir sekti Jėzumi. Tai vyko apaštalų darbų pradžioje, per sekmines ir po sekminių. Ir lygiai tas pats turės būti daroma 7 metų suspaudimo laikotarpiu. Ką Jokūbas rašo? Kaip reikia pasirūpinti savo broliais, kaip Jėzus kalbėjo, kaip reikia guldyti savo gyvybę už savo brolį. Kaip Apreiškimo knygoje rašoma, kaip Jėzus žiūri į juos ir sako, matau tavo darbus, bet dar trūksta. Aš greit ateinu, todėl atgailauk, sugrįžk prie pirmųjų darbų. Visa tai Abraomo pavyzdys, kai Dievas davė pažadus Abraomui ir Dievas Abraomui Abraomą išteisino tikėjimu ir darbais. Tiksliau, Jokūbas rašo, ar matai, kaip mūsų tėvas Abraomas buvo išteisintas darbais? Kai Dievas davė pažadus visus Izraelio tautai, tame tarpe Izraelio tautai buvo nustatytas standartas, išteisinimo standartas. Kaip Dievas toliau ateityje išteisins Izraelio tautą. Įstatymo laikais, ir čia įstatymo laikais, 7 metų suspaudimo laikotarpiu, paskui bus tūkstantmetė karalystė, jau jie ten bus visi atpirkti, jau įstatymas jau bus įrašytas jų širdis. Aš nekalbu apie malonės laikotarpį, mes apie jį kalbėsim kitais kartais, ir šitame laikotarpį negalioja tai, nes Paulius rašo, kad mes esame neįstatymų malonės valdžioje. Tai ką, šiandien tada tam kartui apie pažadus Abraomui baigsiu, kitą kartą pratęsiu, nes yra dar kita dalis pažadų, kuriuos Dievas davė Abraomui, kurie susiję ne tik su Izraeliu, bet ir su mumis, su Kristaus kūno bažnyčia. Ačiū tau, Tėve, už tavo žodį, už tai, ką tu darai su mumis, Kristaus kūno bažnyčia, ir už tai, ką tu įgyveninsi visais tais likusiais laikotarpiais, eidamas link savo tikslo, siekdamas sutaikyti visas valdžias danguje ir žemėje per Kristų, per tai, ką jis atliko ant kryžiaus, ir siekdamas įgyvendinti savo pagrindinį tikslą, kai laikų pilnatvė visa bus surinkta Kristuje, visa tai, kas yra danguje ir žemėje. Dėkojame tau už visą tai tavo sūnaus vardu. Amen. Darau. Prašau. Ačiū Dariau. Laimingai visiems gerus ir Ačiū, Ramute. gražios savaitės.
Ką nedai sakei? Lenta už jūsų gerai vizualiai matyti. Gerai, taip. Jin labai padeda. Mums reikia to, žinai, vizualinio suvokimo.